Visiems iki su jumis vėl, aš Dovydas ir šiandien aš filmuoju nostalgiškai Minecraft hardcore dalį su Matu. Labas, Matai. Visiems labas, visiems sveiki, visiems labas, visiems. Jo, ir, mano oldai tikriausiai žino, kad aš kėliau kažkada Minecraft hardcore serijas. Tiesa, yra playlistas mano kanale su šitom serijom, jei būtinai pažiūrėkit, tai nežiūrėjot. Ir mes nusprendėm, kad mes norim nufilmuoti nostalgišką dalį apie šitą hardcore. Jūs jau tikriausiai visi matėt mūsų namą, nes mes jau labai daug kartų darėm room tour šitą namą, tai mes jų nerodysim. Bet šiame epizode, kaip ir pritam, mes norim vykdyti kelis achievementus. Tai pradedam nuo gandrai ir kopūstai lietuviškai arba angliškai. The Parrots and the Bats. Ir tam, kad gauti achievementą, reikia išveisti gyvūnų, tai yra, kad padauginti gyvūnus, kad būtų vaikas. Tai galim dabar tiesiog paimti šieno, morkų ir sėklų ir eisim tiesiog ieškoti gyvūnų ir kas bus, tai ir sudauginsim. Tiesa, nenoriu jūsų trukdyti nuo video žiūrėjimo, bet aš jau norėjau ką pasakyti. Aš norėjau pasakyti, kad dabar mano kanale yra 658 subscriberiai. Ir aš noriu, kad iki mano gimtadienio, kuris bus sausio 11, mes surinktume 1000 subscriberių. Ir jeigu jums negaila, tai prašau paspauskite tą raudoną mygtuką. Jums užtruks 1-2 sekundės, o man tai bus labai didelė pagarba. Aš jums netrukdysiu. Eikit toliau žiūrėti video. Gerai, einam gal į tą pusę tada. Jo, gerai. Dabar laikas nužudyti žmogų. Kai aš matau kiaulę! Bet reikia dar vienos. Kuris tos kiaulės saugok. Vis to reikia suras dar vieną kiaulę. Radau dar vieną kiaulę! Ateik. Aš jau nuveisiu pas tave. Ateik. Savo kiaulę. Tu palydėk, aš įstumsiu. O, labas. Ir bum! Kaip mes abu turėsim šitą achievementą? Tai va, tu imk 2. Aš irgi turėjau 2. Dabar turiu 4. Ir. Tai va, aš gavau achievementą, dabar tu pabandyk. Neleidžia man spausti ant jų. Tai galim suras dar kiaulių. Aš matau dar vieną kiaulę. Gerai, vieną kiaulę atvedei, dabar reikia kitos. 2000 years later. Gal yra daug kiaulių? Kiaulytė. Radai? Jei. Gerai, aš atėjau. Kur ta kita kiaulė? Va, toj duobėj, va čia va. Taip, ateik kiaulytė. Neklaus, ką aš darau tau. Dabar tu paimk morkas ir gausi achievementą. Taip, tu gavai achievementą. Taip, išmetu visos mano dabar morkas ten. Nereikia, einam geriau miegot. Ai, dar nėra nakties. Bliam, aš įkritau į skylę su kiaulėm. Nužudau, vai. Einam jau miegoti. Šitos kiaulės dabar nužudyti. O mažas kiaulės palik. Ir nežaikim, palik. Kodėl? Paleidžiame, kad gal čia būtų, tegul išeina. Čia Minecraft, čia Minecraftas. Va, viskas, tegul jinai būna, čia už kas stovi šitas. Palaukit, truputį jūs sustabdysiu nuo video žiūrėjimo, nes norim ką pasakyti. Noriu pasakyti, kad 91% žmonių, kurie žiūri mano video, manęs nesubscribino. Tai jeigu jums patinka mano video, tai pasubscribinkit mane ir pasakykit laikų. Viskas, netrukdau jūsų. Gerai, kitas yra derlinga žemė. Taip, derlinga žemė. Tai yra pasiekti sėklą ir žiūrėkite, kaip jie auga. Mums reikia pasiekti sėklą. Tai dabar aš padarysiu hau ir tada galėsim abu pasiekti sėklą. Hau. Ir dabar reikia pasodinti tiesiog, bum, ir pavyko man. Ok, dabar daug man. Pasodinau moliuką. Iš karto Kaip mane pavyko? Ir va. Aš morką pasėjau, tai gal reikia sėklą. Jo. Manai morką pasodinti. Jo, gerai, viskas užauginom ir 2 achievementai per vieną kartą, labai gerai. Ir dar, kad negrįžt namo, mes norim padaryti dar achievementą, kuris vadinasi žirklių sublizgėjimas. Tai nuimkite vilko šarvus nuo vilko naudojant žirklės. Žodžiu, aš kaip supratau, reikia su žirklėm nukirpti vilko odą. Gerai, padarau žirklės. Čia buvo labai daug vilkų. Jo, einam pažiūrėti. Einam ieškoti. Gerai, ledytė kiaulė rado tėvus. Jo, labai gerai. 2000 years later. Vilkas! Bet čia 2 vilkai! Va, ateik, pabandyk. Ne! Sargiai, čia hardcore'as, nemirk! Sargiai, rimtai. Jis piktas manim dar. Reikia palaukti, kol jie pamirš, kai mus
kaip 10 sekundžių palaukti. Tai man atrodo, Kas čia kad reikia turėtų nukirpti avį, o ne vilką. Man ten blogai parašyta. Nu gerai, mes jau pabėgom nuo vilko, aš Jo. galvoju neteisingai transliacija buvo, reikia Jo. avį. Jo, tai avį, tai galim gal tada einam palei krantą ir turėtume sutikti avį. Gerai, tai manau, kad mes galim plaukti, nes ten gali būti daugiau gyvūnų. Tai patek valti ir... Blemba, palauk, aš išmečiau savo geležį. Gerai, gerai, viskas. Galim plaukti. Gerai, tai tikiuosi čia bus avių. Matau avis, taip. Ateik, čia. Prašiau, va, matai, avis. O. Jo, gerai, pirmą tu nukirp, gerai. paskui aš. Gerai. Ko? Nuimkite vilko šarves. Nuo vilko naudojam čirkles. Plak, pažiūriu, ką angliškai rašo. Ai, wolf armor, reikia, ant šuniaus reikia armor pridėti. O galima Tai armą? visai blogai. Jo, jie tokią naują update galima armor pridėti prie šunio. Įsivaizduok, mes buvom skaminti, o dabar lien mūsų. Nu ką, mes nusprendėm, kad šitokių nieko negalim įvykdyti ir mes dabar keliausim namo. Tai 3, 2, 1. Ką? Mes jau grįžom namo ir galim vykdyti dabar kitus achievementus. Einam, matai. Nu, kitas achievementas matosi tamsoje. Priverskite ženklo tekstą švytėti. Jo, nu tai paprastai žodžiai tiesiog padaryti, kad tekstas švytėtų. Tai pirmą, tu turi jau šitos jo. Aš tada paimsiu dabar tas, kur galima rašyti, padarysiu ir mes galėsim parašyti. Va čia va, žiūrėk, aš dabar parašysiu ir tu pašviesinsi. Gerai, ką tu parašysi? Gerai, tu pasimk šitą. Jo, gerai. Gerai pasiėmu. Ir tada duosi man tą rašyti. Jo. Ir... Matai ir Dovydo Gerai, man namas. duok, ten kur parašyti. Jo, gerai. Va, gerai, imk. Na, Va, gerai, šis video ir- nufilmuotas šią dieną, kai mes filmuojam, o išeis tikriausiai ne šią dieną. Nu gerai, pašviesink dabar Jo. tu tekstą. Bum, Jo, taip. matosi. Jei. Šitos lentelės dabar Taip, negali taip, liest, taip. negali liest. Nu ir paskutinis lengvas achievementas, kurį mes įvykdysim, vadinasi žuviški reikalai. Tai tiesiog pagauti žuvį. Tai tu turi Jo. meškerę, nes aš, man atrodo, neturiu. Einu gal pažiūrėt, ar aš turiu meškerę. TNT kažkaip turiu, bet neturiu meškerę. Gerai, aš tada padarysiu tau ir man meškerį. Gerai, nes aš turiu 44 siūlus, tai taip padarysiu. Lauk. Na gerai, aš jau padariau mum abiem meškerės, tai aš atinu pas tave, kad duot. Va, jiem savo Labas, meškerę. labas. Ir einam dabar... Ačiū, aš tave pagausiu. Ne, nereikia. Einam tada į mūsų tą vandenyną, kad pagauti žuvį. Tai einam. Nu gerai, tai atsistojam čia ir įmetam meškerę ir varom. O, mano plaukia žuvis ir... Taip, aš gavau pirmą žuvį. Dabar laukiam tavo. Tu gavai tą blogą žuvį gavai. Gerai, grįžtame jau namo, nes jau vakarėja. Na gerai, Gerai, man. einam miegot. Jo, einam miegoti tada. Einu į vyšnę kambarį. Aš Tikriausiai, irgi. kodėl vadinasi vyšnė kambarys. Kas ten? Nežinau, čia vyšnė rusys. Gerai, išeinu. Wow! O kaip tai gerai, kad tu turi aukso, nes mes norime įvykdyti achievementą nepamiršk atsigerti. Tai padėkite sudžiūvusio gasto bloką į vandenį, o tam reikia sudžiūvusio gasto bloko, dėl to mums reikia eiti į nederį. Ir jeigu jūs nežinot, tai aš jums trumpai papasakosiu, kaip galima gauti tą bloką. Tai yra 3 būdai. Pirmas būdas, galima jį rasti tam soul sand ar kaip ten biomas, nederį prie kaulo ir viso gali boliotis. Antras būdas, tai mes galim ištreidinti jį iš piglino. Nu ir trečias, paskutinis būdas, tai galim gauti ten 8 tas gasto ašaras, tai reikia nužudyti bent 8 gastus minimum ir dar sendo bloko. O mes susirinkom antrą būdą. Jo, tai ištreidinti iš piglinių, tai einam į mūsų neder portalą, nostalgiją ir einam į nederį. Atsargiai, nes čia labai lengva mirti, bet nederį vis dar sunku. O, kiaulė ateina. Kiaulė Bėk, ateina. bėk. Aš neturiu savo šildo kažkodėl. Ok, dabar mums reikia surasti piglinius. Tai einam į viršų. Tai po 3 valandas susitiksim. Tung, 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 sakuras nenumirtų. Žiūrėk, piglinas, mes galim su juo treidint. Pala, Toksai. nejudėk. Ei, bandym slakinai. Tu užeik per kitą pusę. Gerai, aš jau... Atlap, tu neturi auksą. Aš turiu. Pala, aš nepasiėmiau aukso. Ai, bet aš turiu tų aukso dalykų ir aš turiu crafting table, to pasidarysiu. Tu ateik pas mane.
Va, aš to, Kaip? va čia. Atsargiai, O. va, atsargiai, nenukrės tik tai. Atsargiai. Atsargiai dabar, kai užeisi neįdėk, galėjau treidint su juo. Galiu treidint Jo. su to? Arba aš treidint. Palauk, pabandysiu. Ką jis davė? Jis man davė Blackstone. Soul Sand, aišku. Tu mesk? Aš vieną savo vienintelį išnaudojau. Davė Ai, žinai, kolą, kad šitas davė gasas strėlių. galės būti užaukti labai didžiulis ir kaip... Jo, ir galės storas. ant jo būt. Jis galės mums davė obsidiano, mes nederė, mes jau turim obsidianą. Ir paskutinį savo aukso išdaviau. Ir ką davė? Šūdo šoka Blackstone. Labai puikiai. Šitie durniausi piglinai pasaulio. Jo, atsargiai dabar nemirk ir einam gal. Žiūrėk Einam žemyn, kažkur. pažiūrėk jai, kad ne, žinai, iššoktum. O, aukso, virš tavęs aukso. Visur aukšto, aukšto. Žiūrėk, aš galiu dar vieną padaryti. Gerai, mane šaudo. Ne, Sakiau. sargiai. Atsargiai. Gerai, aš spėjau užsisakyti. Gali nužudyti. Ir nužudžiau ją. Gerai, aš duosiu jam. Ua, kodėl tu čia darai? Įsivaizduok, kas Jis man davo melavau ir iš Blackstone. tikrųjų negali. Blackstone? Jo, ir aš gau dar tą Ir- zombių mėsą. Gerai. Ieškau dar aukso. Aš esu kaip gold diggeris. Ir šią dalį mes nusprendėm praleisti, nes mes tiesiog ieškojom aukso, bandėm ištreidint, bet nieko nepavyko, nes sužinojom, kad šansas yra tik tai 2,13%, kad jie gali mums tai ištreidinti. Nu ir mes jau grįžom iš Nederio, nes mums nepavyko ištreidinti, Jo. išpiglinti tų dalykų, nes ten yra tik 2,13%, kad iškris. Taigi mums patiko šitas video ir jūs norit jau 14 dalies, tai būtinai pasitikit laikus, prenumeruokit mano kanalą ir rašykit komentarus ir viso gero.